Čia žinių radijas. Ekspertai pataria. Laidą Ekspertai pataria pristato laidojimo paslaugų grupė Reverum. Sveiki, mėly žinių radijo klausytojai, Lina Luneckienė prie mikrofono, kviečiu klausytis laidos Ekspertai pataria. Ir šiandien mirusiųjų atminimo ir pagerbimo dieną, jaukaus susikaupimo ir ramių minčių dieną, lengvai prisiliesdami prie mirusiųjų pasaulio, pasikalbėkim apie tą paskutinę kelionę, kurioje gyvieji palydi mirusiuosius. Kokios šiandien yra laidojimo tradicijos tiek pas mus Lietuvoje, tiek ir visame pasaulyje, kaip kinta laidojimo papročiai ir mados, kokie dažniausiai pasitaikantis mitai, pavyzdžiui, apie kremavimą ir ekshumavimas, kas tai, bei kaip ir kada galima ekshumuoti palaikus, bei prie ko čia dėtas Helovynas. Ir man labai malonu pristatyti laidos pašnekovą, laidojimo ir kremavimo paslaugų grupės Reverum vadovas Arnas Vildžiūnas pas mus studijoje. Sveiki, gerbiamas Arnai. Sveiki. Tai kaip ir sakiau, lapkričio 1 atminimo ir pagerbimo mirusiųjų diena, neišvengiamai daug kas lanko kapus, pagerbė savo artimuosius, draugus, kurie jau išėjo iš šios žemės, nukeliavo anapilin. Ir tos laidojimo tradicijos, jos Lietuvoje, kokios šiandien yra, ką jūs stebite, kaip galėtumėm madas apibrėžti, ar ne, kažkaip tai, ar mes iš kitų šalių pasiemam kažką, ar labiau grįžtam prie savo ištakų, ką stebit, ką matot? Tai žiniasklaida, pagrindinės temos turbūt apie laidojimo tradicijos yra dvi. Viena tai augantis kremavimo populiarumas, antra trumpėjantis pačios ceremonijos laikas. Aš to nelinkęs vadinti tradicijom, galbūt kremavimas taip, trumpėjantis atsisveikinimo laikas, tai galbūt yra kažkiek prisitaikymas prie to naujo greito gyvenimo ritmo. Iš kitos pusės, mano supratimu, tai yra nevykusios konkurencijos rezultatas, kai vietoj to, kad laidojimo paslaugas teikiančios įmonės pasiūlytų kažkokią pridėtinę vertę, konkuruoja per tai, kad mes padarysim greičiau, pigiau, nesukurdami jokios papildomos vertės. O tomis tikromis naujomis tradicijomis, kurios ateina, laikyčiau išankstinį laidotuvių planavimą, kai žmonės dar būdami gyvi susiplanuoja, paskiria įgaliotus asmenis, tiesiog susiplanuoja savo paskutinį renginį, vadinkim. Kita tradicija, kuri gal daugiau matoma vakarų Europoje, Lietuvoje kažkodėl neprigyja, tai yra laidojimo paslaugų draudimas. Gal tai ne tradicija, gal tai tiesiog pats toks procesas, kai žmonės laidojimo kaštus padengia draudimu, tarkim, pietų Europos šalyse daugiau nei pusė žmonių turi tokį draudimą, todėl jiems, sakykime, nėra to tokio finansinio iššūkio tiek, gal ne patiems, aišku, jau mirusiesiems, bet artimiesiems. Taip pat pastebime vis dažnesnės užklausas dėl palaikų perlaidojimo, jūsų minėto ekshumavimo. Iš vakarų iš tiesų ateinanti tradicija kaip tik neskubėti su laidotuvėmis, palaukti ir organizuoti skirtingas netradicinės laidotuvės. Netradicinės tai turiu omeny, kad skamba ne tai, kad ne raudos, ne giesmininkai ir ne klasikinė muzika, bet velionio mėgstama muzika, gali būti ir rokas, renkamasi atviros erdvės, parkai, ceremonijoms. Esam turėję laidotuvės, kurių metu prie velionio stovėjo jo motociklas, nes jis buvo vienos baikerių grupės vadovas. Esam puošę šarvojimo sales, mėgstamos krepšinio komandos atributika. Tai yra pakankamai nereta užsienyje, ypač Jungtinėse valstijose. Sakykime, protestantų šalyse gana dažna tradicija laidotuvės paminėjimą turėti po kokio mėnesio po mirties, kokioj nors
gražioj bendroj erdvėj, galbūt net ir restorane, nes tai yra daugiau apie susitikimą, apie atsiminimus, o ne apie kažkokį momentinį liūdesį. Grįžtant į Lietuvą, va tai, ką jūs pasakėt, ir krepšinio komandai, ir baikeris, ir roko muzika, ar atranda lietuviai būtent tokį modelį? Ir dar vienas momentas, kuris man užstrigo, kad žmogus dar gyvas būdamas susiplanuoja savo laidotuves, kaip tikriausiai visą scenarijų pasirašo, kokia spalva, kokia muzika, kokia aplinkoje, gal kur. Ar lietuviai atranda vis šitus momentus? Taip, tai aš ir sakau, tai būtent tie dalykai, ką vadinčiau tom naujom tikrom tradicijom, o ne tai, kad auga kremacijų populiarumas. Taip auga, bet tai yra tiesiog laidotuvių proceso dalis ir jinai nebūtinai turi keisti nusistovėjusias tradicijas arba trukdyti kažkam. Tai tiesiog kitas modelis atsisveikinti su mirusiuoju ir palydėti į paskutinę kelionę. Miestas ir regionas Lietuvoje. Kokie čia skirtumai didžiausi, ką jūs matote? Iš tiesų, labai didelio skirtumo nėra. Sakykime, regionas natūralu į tuos pokyčius jisai ateina per ilgesnį laiką, bet jis taip pat juos priima. Ir taip, žinoma, nepaslaptis tos tradicinės tradicijos, vadinkim, raudos, ilgas atsisveikinimas, pagarba velioniui, žinoma, kad to daugiau yra išlikę regionuose. Bet taip, kad kažkaip reikšmingai išskirti, ar tai būtų pigesnės paslaugos, ar dar kažkas, visiškai nėra tos reikšmingos takoskyros. Mano akimis tai regionas šiek tiek lėčiau prisiima naujoves, labiau išlaiko tas tikrasias tradicijas. Kalbant apie kremavimą, sakėt, kad kalbėjom, kad jau čianais praktiškai, man atrodo, procentaliai tikriausiai jau didžioji dalis kremuoja jau mirusiuosius, jau gyvų nebelaid, kaip pasakyti, ne gyvų, bet gyvų nebelaido čia. Kūno to, kaip kūno nesudeginę, nekremavę, jau procentaliai, koks tai galėtų būti procentas kremavimo? Ne, visgi yra mažesnė dalis dar kremacijų. Bet čia gal irgi skirtumas regiono miesto? Mieste tikriausiai čia labiau labai paplitęs. Didelis skirtumas ir iš tiesų labai didelis skirtumas net ir tarp miestų. Bendrai vertinčiau, kad apie 40% yra kremuojama, likusi dalis vis dar įprasta vadinti tuo tradiciniu būdu palaidojama. Bet tikrai didelis skirtumas tarp miesto, o tam matom labai reikšmingą įtaką turi, kur yra krematoriumai. Sakykime, ten, kur yra krematoriumai, natūraliai ta paslauga jinai taip pat populiarėja. Sakykime, Kaunas arčiausiai Kėdainių, kur ilgai buvo vienintelis krematoriumas Lietuvoje. Ten gerokai daugiau nei pusė yra kremuojama. Yra miestų kaip Panevėžys, Šiauliai, kur tik apie trečdalis yra kremuojama. Sakykime, mes atidarėme krematoriumus Klaipėdoje, Vilniuje, matom aišku augimą ir gana ženklų augimą kremacijų būtent tuose miestuose. Tai čia infrastruktūros klausimas, išplitimas, ar ne? Vat, jeigu tu taip, ir ten turi priemonę tą, tai ir ją naudojas ir... Taip, ir pavyzdžiai užsienyje irgi tą patį rodo, kad tiesiog per laiką ta paslauga būtent ir išpopuliarėja ir tas krematoriumas, nors dažnai būna su tikslu aptarnaut kažkokį didelį regioną, jis tampa pakankamai būtent tuo regioniniu savo krašto daiktu. Kremavimas iš viso, jo ištakos, iš kur jisai, kodėl atsiradęs jisai... Istoriškai, jeigu pažiūrėtumėm, taip. Istoriškai kremavimas atsiradęs, na taip manoma, kad atsiradęs yra Mesopotamijoje 3000 metų prieš Kristų. Pradžia buvo apeiginė prasme ir dabar iš tiesų kremavimas yra populiariausias tose šalyse, gal net ne šalyse, regionuose, kuriuose vyrauja religijos, kurios tiki reinkarnaciją. Ir kremavimas yra laikomas kaip teisingas ir vienintelis būdas sielai pilnai atsiskirti nuo kūno ir taip pereiti į kitą gyvenimą. Tai tokios ištakos, ar ne? Lietuvoje, kada kremavimas fiksuojamas gal? Lietuvoje kalbama
Europoje bendrai apie 13 amžių prieš Kristų, Lietuvoj panašiai, gal apie 11-10 amžių prieš Kristų, taip pat apeiginiai klausimai, o ta moderni kremacija jinai atsirado 19 amžiaus pabaigoje, 20 amžiaus pradžioje, Lietuvoj ketvirtam dešimtmetį 20 amžiaus atsirado pirmas, sakykime, modernus krematoriumas Kaune medicinos universitete. Mitai apie kremavimą. Tikrai ne vieną esate tikriausiai girdėjęs. Galbūt sugriaukim porą čionais pas mus studijoje. Kas jums labiausiai užstrigę yra? Aš, žinokit, nemėgstu šitos temos, nes tai daugiau yra ne mitai, o gandai, apkalbos. Todėl mūsų grupės įmonės, ką mes siūlom visiems klientams, labai atvirai atvykti į krematoriumą. Mielai aprodysim tiek prieš suteikiant paslaugą, tiek esant paslaugos poreikiui. Taip pat kviečiam atvykti, suteikiam galimybę dar kartą atsisveikinti su artimuoju ir stebėti patį procesą, kaip karstas yra patalpinamas į krosnį, kad išsklaidyti visus mitus, nes tie mitai, kaip ir sakiau, daugiau yra įvairios apkalbos, nepagrįstos arba ne visai švariai ir teisingai dirbančių įmonių sukurtos. Tai toks būtų jūsų komentaras, ar ne? Jeigu norit susipažinti, kaip va turą netgi pravedate, ar kad tie mitai išsisklaidytų. Taip. Ir nebebūtų tų gandų ir paskalų neteisingų. Apie papročius pasaulyje vis tiek norisi to įdomesnio kampo, ar ne, jūsų išgirsti, matyti, galbūt dalyvavot laidojimo papročiai, kurie jums labiausiai užstrigę, įstrigę ir kuriuos galbūt norėtumėt pasidalinti su mūsų klausytojais. Turbūt tokie aštriausi ir labiausiai krentantis į atmintį, tai yra tie papročiai, kai iš esmės laidotuvės yra švenčiamos. Vyksta įvairios apeigos, ten trunkančios nuo kelių dienų iki kelių savaičių ir turbūt labiausiai tie archaiški tokie būdai, kai tam tikrai paruošiamas kūnas ir jis iš tiesų nėra palaidojamas. Tarkim, Pietų Amerikos šalyse, aišku, ne apie šalis turbūt reikėtų kalbėti, apie gentis, neretai kūnas yra paruošiamas ir paliekamas namuose ir, kaip sakant, ten pusę metų su močiute galima nueit pakalbėti, pabendrauti, pasėdėti, pabūt, panašios tradicijos yra. Pusę metų turint omeny, jis mumifikuojamas, ar ne? Balzamuojamas kūnas ir jis laikomas namuose. Kitur yra gana įprasta taip pat balzamuotą kūną po kažkiek laiko iš laidojimo vietos išimti, lygiai taip pat parsinešti namo, paminėti sukaktį kažkokią, atšvęsti šventę ir tada vėl sugrąžinti. Va čia šiokios tokios ištakos apie ekshumavimą, nes tai iš tiesų prasidėjo turbūt Egipto civilizacijos laikais, kai būdavo balzamuojami kūnai ir įvairių religinių apeigų metu, pagerbimo metu, sukakčių metu tie kūnai būdavo išimami, iš naujo paruošiami, perlaidojami pagarbiai. Tai čia apie pasaulį, o Lietuvoje gal išskirčiau viena tauta, tai Romai, jie taip pat švenčia laidotuvės ir pas juos laidotuvės vyksta tikrai kitaip negu mums įprasta. Jie dažniausiai laidotuvių metu atvirkščiai negu lietuviai ir kitų tautų žmonės užsisako 2 šarvojimo sales. Vienoje yra ramiai padedamas velionis, o kitoje vyksta didžiulė šventė. Neseniai turėjom didžiulės Romų barono laidotuvės, kurios truko 3 dienas. Įmonės teritorija, laidojimo namų teritorija parke lakstė, žaidė vaikai. Tai šventė vyko šventė, bendruomenė šventė. Turėjom pilną žirgų, raitelių, baronas buvo išvežtas su karieta pakinkyta su 4 žirgais, suvažiavo svečių iš visos Europos. Iš tiesų šventė buvo tikrai įdomu žiūrėti ir matyti. Ir taip jie švenčia, žmogų išlydi į geresnį pasaulį. Verkia, kai gimsta, švenčia, kai išlydi, atsisveikina.
Labai įdomios tradicijos ir jau prakalbot apie ekshumavimą. Gal mes praplėskim šitą sąvoką, kas tai yra, koks jo apibrėžimas, kas vyksta ekshumavimo metu, kodėl jisai vyksta. Papasakokit mums. Taip, tai mes klientams ir bendrai visuomeniai labiau linkę pristatyti tai kaip palaikų perlaidojimą, perkelimą, nes tas terminas ekshumavimas iš tiesų jisai mums labiau įprastas turbūt kriminaliniuose kontekstuose, žiūrint per žinias ar skaitant kažkokias naujienas. Tokia asociacija gaunasi, ar ne? Taip, Nelabai. Nors pats terminas iš esmės tai ir reiškia iškelti palaikus. Kodėl mes apie tai kalbam, nes vis dažniau sulaukiame tiesiog klientų prašymų, užklausų, ar galima būtų, sakykime, iš vienos vietos palaikus iškelti ir perkelti juos į kitą vietą. Motyvas dažniausiai yra susijęs su pagarba, nes įvairių situacijų nutinka, kad kūnas yra palaidomas kaip neatpažintas, kaip vienišas, po kažkiek laiko atsiranda giminaičiai, galbūt tie giminaičiai buvo kažkur užsienyje, atvyko į Lietuvą, pradėjo ieškoti šaknų, išsiaiškinam, kad kūnas yra palaidotas kažkokioje bendroje kapavietėje valstybės lėšomis. Arnai, jūs dar ieškote to, jeigu, pavyzdžiui, ateina pas jūs klientas, sako, žiūrėkit, yra kažkur mano giminaitis palaidotas, gal jūs galite surasti, kur norėčiau perlaidot, tai čia jūs dar ir tai tokią paslaugą? Padedam, bet tai daugiau yra savivaldybių klausimai, kaip jie administruoja kapines. Žinoma, mūsų grupės įmonės glaudžiai bendradarbiauja su savivaldybėm, teikia įvairias paslaugas savivaldybėm, kurių viena yra būtent neatpažintos tapatybės arba vienišų žmonių laidojimas, tai taip savo registruose, sakykime, netolimą, ne tokia ir netolimą, kokį 10-20 metų praeitį turim kai kurių regionų informaciją. Daug Lietuvoje neatpažintų kapų, nežinomų. Mūsų grupės įmonės per mėnesį palaidoja apie 10 tokių asmenų. Tai manau, kad skaičius yra ženkliai didesnis bendrai paėmus. Gerai, Arnai, tai sulaukėt užklausos, kaip vyksta procesas, kaip viskas vyksta, jūs papasakokite mum ir kas iškasate palaidotą kūną ir tada ką deginat, ar tiesiog vėl iš naujo visas laidojimo ritualas įvyksta, kaip viskas vyksta? Tai procesą tiek bendrai komunikacijai, tiek klientam bandom pristatyti iš tiesų kaip įmanoma paprasčiau. Tai ir yra esamos kapavietės identifikavimas, pasitvirtinimas, dokumentų sutvarkymas, leidimų gavimas, palaikų iškėlimas. Dažnai būna ne vieni palaikai, tai palaikų atskirimas, pagarbus sudėjimas į karstą, kremavimas ir paruošimas perlaidojimui. Taip, iš eilės viskas pakankamai tvarkingai, paprastai, o iš tiesų tai yra sunkus ir gana ilgas ir sudėtingas procesas, nes teisinis reglamentavimas procesui yra, bet yra labai mažai praktikos, todėl savivaldybių, seniūnijų atstovai dažniausiai nėra susipažinę, tai turim pakeliui edukuoti juos, kaip viskas turi būti daroma. O nors ir neturim kaip ir skirtingos įstatyminės bazės, bet kai kurios savivaldybės yra susigalvojusios savų taisyklių, tai irgi turim su tuo susitaikyti su visų procesu. Na ir kaip klausėt, kaip minėjote, mes stipriai rekomenduojame, žinoma, galima palaikus perlaidoti ir nekremuotus, mes rekomenduojame kremuoti, tada, kaip sakant, atsiveria galimybė palaikus patalpinti į urną ir, sakykime, vienoje kapavietėje sutalpinti daugiau, nes iš esmės dažnai tai irgi yra vienas iš tikslų, kad, kaip pasakyti, sukonsoliduoti, sudėti į vieną vietą, nes elementariai artėja lapkričio 1, kai visi čia pradėsim tą turą aplink Lietuvą, aplankyti kapus vienam, tai jau pradėjom. Trečiam gale ir ten visi sąmyšiai keliuose ir kai kurie žmonės tiesiog tame atrado galimybę
perlaidoti ir sudėti visus palaikus į vieną vietą. Ar tai būtų kapavietė, ar tai būtų kolumbariumas, nes tai pasirinkta nauja vieta šeimos giminės kapavietei. Kolumbariumą užsiminėt. Ar kolumbariumai pas mus atranda vietą po saule, kaip sakyt, populiarėja, daugėja žmonių, kurie nenori kišti urnos po žeme, o nori turėti Taip, kolumbariumai tikrai populiarėja tiek Lietuvoje, tiek apskritai pasaulyje. Natūralu, nes kolumbariumai reikalauja daug mažiau vietos ant žemės, vadinkime. Užsienyje yra pavyzdžių, kai kalbam apie 15 ar net keliasdešimt aukštų pastatus. Tai gal daugiau Azijoje arba apie tokius rekreacinius parkus, kur iš tiesų įspūdinga architektūra, malonu, nuostabu pasivaikščioti. Čia gal daugiau pavyzdžiai Jungtinėse valstijose, bet yra ir arčiau Europoje. Tai žinoma, kolumbariumai yra puikia alternatyva mūsų tradiciniams kapinėms. Ir jos vietos mažiau užima, ar ne? Užima mažiau vietos ir vėlgi prie to mūsų greito gyvenimo ritmo reikalauja mažiau priežiūros. Plus daug lengviau organizuoti priežiūrą ne savo rankomis. Sakykime, yra kolumbariumas, yra kažkoks kolumbariumo administratorius, su juo labai paprasta lengva susitarti, kad ten tokią ir tokią dieną uždegsite žvakutę, tokią ir tokią dieną bus pamerktos gėlės. Mūsų grupės įmonė taip pat dirba su keliais projektais. Klaipėdoje turim įrengę kolumbariumą ir ieškom galimybių ir kituose miestuose šitas paslaugas teikti. Tai iš tiesų yra populiaru, žmonės džiaugiasi. Dažnai pirminė reakcija, sakykime, greit po laidotuvių būna tokia, kad nereikalingos papildomos paslaugos, nes patys rūpinsimės, bet pusės metų bėgyje labai dažnai tie patys žmonės grįžta su klausimais, kas čia galėtų mums padėti, nes reikia iš toli atvažiuoti, ar čia nebe Lietuvoje gyvenam, bet nenorim vieną kartą per metus tik tai, kad būtų atvažiuota, prižiūrėta. Tai kolumbariumas tam iš tiesų labai tinka. Ir palyginus netgi ekonomiškai, finansiškai, taigi netgi šiek tiek pigesnė alternatyva negu kapavietė. Nors atrodo, kapavietę tu gali daugelį savivaldybių gauti už dyką, bet kai prasideda kalbos apie paminklų statymą, įrengimo, priežiūrą, tai tada iš tiesų kolumbariumas ir ekonomiškai yra pranašesnis. Kągi, mūsų laikas išseko. Arnai, aš dar apie Helovyną jūsų norėjau paklausti, tokios jūsų minties apie kas tai per šventę ir kodėl mes ją turime ir kodėl jinai taip populiarėja Lietuvoje. Labai trumpai, jeigu galit, tokia džiugesnė natą pabaikim. Aš gal ne apie Helovyną norėčiau, aš apie tas pačias vėlines. Man asmeniškai tai pakankamai šilta ir geras emocijas kelianti šventė, netgi sakyčiau, tapatinčiau kažkiek su Kalėdom, nes atmintyje išlikęs ta kelionė aplink Lietuvą, susitikimas su visa giminė, senelių namuose, tai tą šiltumą gal tiesiog truputį ir slopina ir ne visai Kalėdos tas laikas kapinėse, kai lyja, pučia vėjas ir iš tiesų yra šalta, bet apart to tai geras metas. Tai vat visiems keliaujantiem, visiems susitinkantiem saugių kelionių ir gero laiko su artimais norėčiau palinkėti. Jaukaus ir ramaus. Ir pabūt su savimi ir prisimint savo ištakas. Noriu dėkoti Jums už pokalbį. Žinių radijo klausytojams primint, kad laidoje mes kalbinome laidojimo ir kremavimo paslaugų grupės Reverum vadovą Arną Vildžiūną. Laidą vedžiau aš, Lina Luneckienė, o Jums linkiu gražių ir ramių vėlinių. Laidą Ekspertai pataria pristato laidojimo paslaugų grupė Reverum. Ekspertai pataria.